Kaip jūs realizuojate savo kūrinius? Na, kaip parduodat, kaip pristatote rinką? Kaip tie žmonės, kurie perka jūsų kūrybą, jūs randat? Nu, tiesiog per asmeninius kontaktus daugiausia. Žinoma, parodos, po parodų esu sulaukusi skambučių. Ir tie, kas jau įsigyja, tada jau rekomenduoja kitiems arba atsiranda progos jubiliejai dovanoms ir jau tada jau vieni per kitus eina. O galerijose aš esu atidavusi ir į Kauną buvau atidavusi, atvažiuoja, atsirenka galeristai ir Žvėryne Mažoji buvo galerija. Man viską grąžina atgal, bet tie, kas, kaip buvo Evos Valantinas Elementai galerija, ji pati kažkaip atkreipė dėmesį, jai labai patiko, atėjo, atsirinko ir matyt panašios sielų giminystės renkasi pas ją žmonės, ji pardavė man nemažai savo galerijoje. O šiaip tai sunkiai, nes juoda keramika, jinai mėgsta šviesą, reikia apšvietimo. Nu ir pagaliau tikrai čia yra specifinis pirkėjas, kaip pelėsinį sūrį, ne visi mėgsta, taip ir tą juodąją keramiką. Ar esate gavusi kokią nors valstybės paramą savo kūrybai? Esu rašiusi 3 kartus ir nė karto nesu gavusi. Čia stipendija ar kažkokia? Stipendija į kultūros ministeriją. O kai dar net nebuvau Dailininkų sąjungos narė, kada iš viso teisės net neturėjau kreiptis, nes Dailininkų sąjungos narė tapau visiškai neseniai, tik tai 2000 metais. Gyvenau be jokio tokio pripažinimo, nors kolegos keramikai labai, kaip sakyti, yra draugiški, visada dalyvaudavo parodose, visada priimdavo ir jeigu tik atranką praeidavau paprastai, tai labai draugiškai priimdavo ir be jokio to statuso. O kai ruošiau pirmąją parodą, šeima labai norėjo katalogą išleisti, man išleido katalogą, viskas meninėm lėšom ir patalpas nuomotis reikėjo ir piedestalus dariau ir degimai, nepaprastai didelės išlaidos buvo. Tai nuėjau į kultūros ministeriją, ministras buvo Saulius Šaltenis ir, žinoma, ministerijoje dokumentai mano buvo nuslėpti į stalčių. Ir kai tiesiog asmeninio pokalbio metu paaiškėjo, kad dokumentai gulėjo stalčiuje, tai jie atidarė, jau reiškia pasipiktinę tos dokumentus rado, nes ne jokio atsakymo į kreipimąsi nebuvo. Tai jie su Širvinsku, reiškia, rado man kaip liaudės meistrui kelis mėnesius stipendiją kažkokią davė, kad truputį kompensuoti išlaidas. Tai esu pasinaudojus tą galimybę vieną kartą. Ir sakyčiau, labai atsitiktinai, o šiaip tai sunku.